pasirodymu esu patenkinta, nes tikrai sprintą nesitikėjau, kad būsiu 12. Sprintas man kaip ir blogiausia distancija, nes nemoku greitai orientuotis, bet čia buvo visiškai kitoks sprintas, nes šiaip mieste dažniausiai būna parkuose, o čia didžioji dalis buvo miške. Šiaip orientavimus atžvilgiu nebuvo sunku, šiaip po ligos jaučiausi gan pavargusi, kojos tikrai buvo sunkios ir nesimynė visiškai, tai aš tiesiog važiavau taip ramiai ir tiesiog stengiausi orientuotis, o paskui jau spausti kur galiu, kiek galiu. Tai šiaip tikrai nustebino, kad esu 12 ir dar geriausia iš lietuvių ir šiaip 12. Trasui klaidų nedariau. Man pasirodė, kad ten iš vis variantų kaip ir nėra, arba pro kairę, arba pro dešinę. Rinkausi ten pro tą pusę, kur nereiktų apsisukti. Kadangi sieras, tai tiesiog, kad šitą nereiktų apsisukinėti, neprašiau tą papildomai sekundį. Ir nežinau, man tai trasa pasirodė tokia nelabai sudėtinga. Tik kad tas smėlis ir tie posūkiai nelabai matėsi keliukai kai kuriuose vietose, bet kadangi aš ten ganėtinai negreitai važiavau, tai kaip ir mačiau aš esu visus. Šiaip tai man su karščiu nėra problemų. Ir kaip ir sakė Ramunė, karštis man jėga, kitom blogai, tai man gerai. Tai šiaip, tik bangom ten būdavo, kad žiauriai taip trasai vietom toks karštis, tokia banga praeidavo. O šiaip, nesijautė, kad labai karšta, kažkaip sugebu pernešti tą karštį. Tai kažkaip visai nesunku man buvo.